Sveiki atvykę į senovės Romos imperiją. Šiandien mes išmoksime skaičiuoti kaip tikri romėnai. Ar esate pasiruošę keliauti laiku? Romėnai skaičius rašė naudodami šiuos 7 pagrindinius simbolius. Kiekvienas simbolis turi savo vertę. Romėniški skaitmenys sudaromi pagal tam tikras taisykles. Jei mažesnės vertės simbolis yra prieš didesnės vertės simbolį, tai jis yra atimamas. Pavyzdžiui, jeigu norime parašyti skaičių 4 romėniškais skaitmenimis, turime iš 5 atimti 1. Todėl pradžių parašome 5 ir jam iš kairės prirašome vienetuką. Jeigu mažesnės vertės simbolis yra po didesnės vertės simbolių, tai jis pridedamas. Pavyzdžiui, jeigu norime gauti 6, mums prie 5 reikia pridėti 1. Rašome 5 simbolį ir jam iš dešinės vieneto simbolį. Skaitmenys I, X, C ir M gali būti kartojami iki 3 kartų iš eilės. Pavyzdžiui, 3i yra lygu 3. Negalima rašyti daugiau nei 3 vienodų simbolių iš eilės. Pavyzdžiui, 4 yra I, V, bet ne 4i. Didesni skaičiai rašomi derinant simbolius pagal tas pačias taisykles. Pavyzdžiui, jeigu norime parašyti skaičių 29, turime sudėti 10 ir dar kartą 10 ir atimti 1. Jeigu norime parašyti skaičių 459, turime iš 500 atimti 100, pridėti 50, pridėti 10 ir po to dar galiausiai iš to 10 atimti vienetuką. Parašom jį kairėje. Dabar pabandome išsiaiškinti, koks tai yra romėniškas skaičius. Kaip matote, galime išskirti 1000, tada dar 1000 ir matome C raidelę prieš antrą 1000, reiškia mes iš to 1000 atimsime 100. Toliau seka 10. Bet matome, kad po 10 yra didesnis skaičius. Todėl jį sudedame ir iš to 100 atimam 10. Matome, yra vienetukas, bet po vienetuko yra didesnis skaičius. Tai reiškia, kad iš didesnio skaičiaus, tai šiuo atveju yra 10, atimsim 1. Pridedam 10 ir atimam vienetuką. Ir gauname 1999. Puikiai padirbėta. Dabar jūs mokate skaičiuoti kaip tikri romėnai. Pritaikykite įgytas žinias atlikdami praktinės užduotis ir pasitikrinkite, ar supratote, kaip veikia romėniški skaitmenys. Iki kitos pamokos.